Sveiki, su jumis Unboxing LT ir šitas siuntinys jau buvo ant mano stalo. Ir mes jau užtraukėm prekę, kuri kainavo 2,63 €, atkeliavo 3 per 15 dienų, o dabar žiūrėsime prekę, kuri kainuoja 8,01 €. Tai va, čia Xiaomi dėžutė, matote iš karto, čia toks ir lapelis iš Gerbesto, čia ne jūsų akims, o daugiau jokių dovanų nieko nėra. Taip, va, tokia va dėžutė. Čia yra, žinot kas, čia yra vandens testeris. Iš tikrųjų, ką aš galiu pasakyti? Nu va, pasižiūrėkit, kaip čia viskas atrodo, parašyta viskas kinų kalba. Kitokių kažkokių tai kalbų, angliškų nėra. Viskas yra supakuota pagal tą, kaip sakoma, Xiaomi stilistiką. Tai yra minimalistika kapitali. Minimalistika, nu ir pasakiau. Minimalizmas kapitalus, o ne minimalistika. Gerai, va. Atidarom kaip penalas ir pasižiūrim, ką mes čia turim. Ogi turim va tokį va fainą testerį. Čia pas mus instrukcija, kaip suprantu. Viskas kinų kalba, nieks nieko nesupranta. Gerai, nereikia. Ir va pats testeris. Čia dar turi tokios būt baterijos. Aš dar, kaip sakoma, nubėgau į parduotuvę ir žinau, kad va tokių baterijų reikės, nusipirkau dar va tokias va baterijas. O žinot, baterijos kainavo 2 €. Reiškia, visas mano šitas aparatas kainuos 10 € su baterijom. Nu, baterijos beprotiškai pas mus brangios, iš tikrųjų. Bet dabar, kaip sakoma, pagalvojau, kad gali būti, kad Xiaomi šitame testeryje tos baterijos kaip ir bus galbūt. Gerai, čia dar žiūriu, atsidaro dar dėžutė. Čia nieko nėra. Tiesiog man dabar jį kažkaip ištraukti reikia. Tai jisai va čia, va žiūrėkit, padarytas va tokia skylutė, va čia spaudi ir jisai va išsijėma. Viskas. Daugiau čia nieko nėra. Taip, testeris, palaukit, jisai dirba. Reiškia, man net nereikėjo jokių baterijų. O tu velnės išmečiau 2 €. Gerai, pasižiūrim. Viskas super, taip išsijungia. O, labai jėga, labai super. Nu va, pasižiūrėkit, kaip jis atrodo, visas baltas, Mi Com parašyta, čia tikrai originalas Xiaomi. Reiškia, va čia mes dabar eisiu, tiesiog nueisiu, pasiimsiu stiklinę, pripilsiu vieną stiklinę vandens iš krano, o į kitą stiklinę pripilsiu vandens iš plastmasinio butelio, tai yra iš to, kurio mes perkam, parduotuvėse. Ir patikrinsiu, ar šitas vanduo yra geriamas ar negeriamas. Aš taip pat jau atsispausdinau tokia, kaip sakoma, tuos skaičiukus, kurie čia mums rodys ir ką jie čia rodys, taip sakoma, ir atsispausdinau jau grafiką tokį, kuriame bus paaiškinta, ar šitas vanduo yra geriamas ar negeriamas. Tai yra, šitas daiktas matuoja vandens geriamumą, tai yra tinkamumą gerti. Na ką, einu, atsinešu ir filmuojam toliau. Na štai, atsinešiau 2 stiklinės vandens, 1 stiklinė. Šitoj stikliniai yra vanduo iš plastmasinio butelio. Pirktas tas plastmasinis butelis yra Ikėjai, tai yra, vanduo, geriamas vanduo iš Ikėjos parduotuvės. Dabar neatsimenu, kokia čia firma ir taip toliau, bet manau, kad aš po to galėsiu padaryti jums šiokias tokias apžvalgas. Tai yra, nupirksiu visokio vandens, ir mes galėsim jį patestuoti ir aš viską pafilmuosiu ir parodysim, kaip sakoma, tas vanduo yra gerai geriamas ar ne. O šitas vanduo yra įpiltas iš krano, tiesiog iš krano. Tai dabar pasiimu va tokį va, atsispaudžiau tokį va daiktą. Reiškia, čia, kai mes pratestuosim, mums parodys skaičiukus ir pagal tos skaičiukus nustatysime šito vandens geriamumą. Tai yra, ar jisai yra tinkamas gert, ar yra netinkamas. Tai reiškia, kuo mažesni skaičiai bus pateikti šitame testeryje, tuo vanduo yra geresnis. Na ką, pradėsime tada galbūt nuo vandens, kuris buvo, iš kur, iš butelio. Įdedam, kaip suprantu, ir paspaudžiam, testuojam. Jau viskas, testas iš principo yra atliktas. Ir jūs nematote, o aš jau matau, kad šito vandens geramumas yra va toksai va.
Tik ištraukiau, iš karto viskas baigėsi. Taigi, pritrauksiu va čia, vat matot, yra parašyta 266. Turbūt matosi, taip, 266. Pasižiūrim, ką reiškia 266. Reiškia, yra, matot, jis yra va šitoj, tarp 100 ir 300, reiškia, yra vanduo, per pusę. Visai neblogas, visai geras, kaip sakoma. 266 buvo. Dabar įdėsiu šitą testerį į vandenį iš krano. Ir taip pat pasižiūrėsime, koksgi vanduo iš krano. Žinokit, unikalus dalykas. 249. Matosi turbūt, pasižiūrėkit. Iš tikrųjų, 255. 255. Tai ką aš galiu pasakyti? Dar kartą pasižiūrim. Tai yra vanduo, toks 255 buvo. Reiškia, iš principo, ar vandenį mes paimsime iš butelio plasmasinio, ar vandenį paimsime iš krano. Iš krano, manodos, palaukit, čia buvo 256, aš dar kartą pasižiūrėsiu, kiek čia. 256, o čia pas mus, taip, čia žymiai mažiau. Čia jau dabar jau mano 202 va kažkur, tai jūs įsivaizduojat, čia jau 202, o čia tada kiek? Ne, čia 250, 251 ar 52. Reiškia, įsivaizduokit tokį dalyką, kad realiai vanduo iš krano netgi geresnis, net nei vanduo iš butelio. Unikalu, žinokit, tai aš tada vandenį iš krano gersiu. Iš butelio vandens nebegersiu, nes šitas vanduo iš krano yra tinkamesnis nei vanduo iš plasmasinio butelio. Unikalu. Taip, testeris superinis, viskas veikia, man labai patiko. Labai. Aš šitą nudžiovinsiu, viskas tvarkoj. Padėsim. Ir mes iš tikrųjų šitą daiktą dabar protestavom, aš sakau, tikrai padarysiu, aš dar nupirksiu, kaip sakoma, daug iš vairiausio vandens ir mes galėsim protestuoti, padarysiu tokį kaip ir filmukų ciklas, su šito testeriu mes viską protestuosim, pažiūrėsim, kuris vanduo yra pašvariausias ir tinkamiausias gert pagal šitas visas skales. Bet šitą daiktą aš iš principo taip rekomenduoju pirkti, jeigu jums reikia. Aš aišku nelabai žinau, kam jo reikia šito daikto, nes jūs prasitestuojate ir viskas baigėsi iš tikrųjų. Tai nežinau, nebent jūs esate toksai maniakas, kad jūs kiekvieną kartą vis perkat kažkokį vandenį ir vis norite testuoti arba važinėjat, visur norite testuoti, ar jis geriamas, ar jis negeriamas tas vanduo. Aš tiesiog nusipirkau dėl to, kas man tiesiog buvo įdomu. Ir aš iš principo įvertinu 5 žvaigždutėm iš 5, čia visgi yra Xiaomi. Xiaomi produktų mažiau tiesiog negalima vertinti, čia yra geras daiktas ir kokybiškas, Xiaomi viską labai gerai daro. Jūs patys matėt, kaip čia viskas įsipakavo ir kaip čia viskas gražu buvo ir kaip viskas gerai įpakuota, kaip Apple tiesa. Ne Apple, o Apple kompanijos produktai. Taip, sakiau, 5 iš 5, dar darysime šią su to vandenį, testuosim kitokį, dar vyrintą vandenį reikės protestuoti, aš padarysiu čia atskirą tokį video visą, gal po to dar kitose miestuose, aš tarkim ir Palangoj būnu, ir ten ir Vilnių, ir dar irgi protestuosim vienoj vietoj, kitoj vietoj, tai tiek, viskas, užteks man kalbėt, viskas, tikrai šitą filmą baigiu, ačiū uždėmesį.